Auską. Taip, na, išklausykime architektą. Bravo! Labą dieną. Ar labas vakaras. Bet kuriuo atveju sveikinu aš jūs visus čia susirinkusius. Kiek aš supratau, susirinko visi sajudistai. Dėl ko? Dėl to, kad visų galvos žilos. Prieš 38 metus mes buvome jauni ir gražus. Ir kūrėme ir kovojame dėl Lietuvos. Tai dar kartą sveikinu susirinkusius ir noriu perduoti sveikinimą nuo Šarūno Malčiulionio, kuris šituose rūmuose kovoja už Lietuvą kitom formom. Noriu perduoti linkėjimus nuo Vilniaus kibirkšties komandos, kuri taip pat kovoja šituose rūmuose. Ir aišku sveikinimą jums visiems, kadangi nepatingėjot ateiti ir pabūti kartu. Ruošiausi kalbėti labai tokią patriotinę kalbą, bet po profesoriaus, po Birutės Valionytės išseko mano žinios ir aš nežinau, ką pasakyti. Todėl aš jums pasakysiu vieną dalyką, kuris man yra labai svarbus. Prancūzai turi tokį posakį déjà vu. Tai yra, tai jau buvo. Lietuviai taip sako. Mano gyvenime aš jau antrą kartą savo gyvenime stoviu prieš didelį pulką garbingų žmonių, prieš tuos, kurie nori kovoti ir atstatyti rūmus. Man tai buvo irgi prieš 38 metus. Mes stovėjom Kaune prie radijo gamyklos pirmo instrumentinio cecho, taip vadinosi tais laikais tas pastatas, o tauta tai žinojo kaip Prisikėlimo bažnyčia. Ir mes lygiai taip pat kovojom, kalbėjom, įkalbinėjom, pagaliau pasiėmė instrumentus, įėjom į pastatą, pradėjom jį rekonstruoti. Suprantat, tais laikais buvo kažkaip paprasta kalbėti, aišku, tai buvo visai kiti valdžios atstovai, bet su jais buvo galima kalbėti labai paprastai, nes jie jau žinojo, kad ateina galas ir reikia kažkaip prisitaikyti. Ir jie su viskuo sutikdavo. Kai jau nesutikdavo, eidavom dar pas aukštesnį partinį veikėją, vis tiek mes pasiekėm savo. Ilgainiui LTSR aukščiausioji taryba priėmė nutarimą gražinti tos Prisikėlimo bažnyčią ir prasidėjo statybos atstatymo darbai. Dėl ko aš tai sakau? Aš antrą kartą stoviu prie rūmų, kuriuos reikės atstatyti, įveiklinti ir padaryti tokius, kad visi Vilniečiai, svečiai atvažiavę džiaugtųsi matydami šitą pastatą, užeitų į vidų ir pamatytų, koks jis gražus ir didingas. Noriu pasakyti, kad čia buvo paminėta mano pavardė, kad aš čia prisidėjęs. Pradžią mes padarėm keliese. Nepaminėjot Augio Gučo, kuris stovi tenais, paminklotvarkininkas ir vienas iš mūsų amžinatilsį Sigitas Kuncevičius architektas. Tai yra tie, kurie pradėjom keliones į Seimus, į vyriausybę ir taip toliau ir taip toliau. Sigitas Kuncevičius dėja nesulaukė šito momento, bet jo žmona Loreta Kuncevičienė irgi yra pas mus šiandien šičia dalyvauja. Jinai atstovauja projektą, projektas yra nuostabus. Ir pabaigai noriu pasakyti, kuo baigėsi mano pirmasis stovėjimas Kaune prie Prisikėlimo bažnyčios. Jinai dabar balta, kaip gulbė, stovi ant aukščiausios Žaliakalnio kalvos ir mato visą miestą ir visas miestas ją mato. Aš manau, kad šitas pastatas, kur yra man už nugaros, taip pat bus kaip gulbė, taip pat stovės išdidžiai ir žiūrės į Gedimino pilį, į Trijų kryžių kalną ir į mūsų, kaip Birutė Valionytė sakė, į mūsų širdį, Vilniaus širdį. Ačiū labai jum už tai, kad jūs susirinkot.
Ačiū.